Praėjusi žvejyba Linelio ežere taip patiko, kad nusprendžiau grįžti čia vėl. Esam žvejyboje kartu su Kęstučiu, susiplanavom 2 parų sesiją. Tai Kęstutis atvyko šiek tiek anksčiau, aš atvykau prie ežero apie 3 valandą. Esam susimetę, pasišėrę, matosi žuvies aktyvumo ženklų, iššokimų, parausimų ir pas Kęstutį buvo jau keletas kibimų. Veidroduką karpį pavyko ištraukti, nupaveikslavom, nufilmavom, netrukus parodysim jį. Žvejoju didelių diametrų masalais, 24 mm fish pineapple boiliais. Aną sykį turėjau keletą atsikabinimų, tai padariau šiokių tokių korekcijų pavadėliuose, uždėjau termokembrikus, na ir tikiuosi, kad šį kartą pavyks to išvengti. Kaip seksis šio vakaro žvejyba, pamatysime visai netrukus. Pašariuką abiem taškam darau vienodą, tai šiek tiek paruoštų kanapių sėklų. Tai čia pasiruošiu tiek pašaro, kiek sujaukinsiu per vieną kartą. Šiek tiek prašintų tigrinių riešutų. Tada pilam CSL skysčio. Šį kartą mano bazė yra pakankamai saldi. Tai boiliukų palaikom stambią frakciją. Kadangi vienam taške gaudant vanilą berį, tai taip pat kelias saujas pašarą būtinai įdedu, kad karpiai rastų savo šerimvietėje jauko. Naudoju ir stambes halibut keletes, na ir be abejonės šiek tiek naudoju kelečių.
Antra žuvis ant Fish Pineapple 24 mm bailiukų. Nu ką, antra žuvis, pūrė fišą su tutiku. Tokia va kombinacija. Panašu, kad pūrė fišui eilinį kartą linelio karpiokai neatsispiria. Naktis tęsiasi, žvėjosim toliau tokius gražuolius. Nuo vakaro su Kęstučiu turėjom 5 kibimus, 4 karpiai krante. Smagu, kad ant 24 mm didelių masalų atsikabinimų nebebuvo. Dabar atliekam rutininius darbus, permetinėm meškerę, šeriam, žvejojam toliau. Dėl darbo reikalų Kęstutis turėjo išvažiuoti Kauną. Prie ežero likau vienas, truputėlį pasikeičiau žūklės taktiką. Vieną meškerę užmečiau į Kęstučio jaukintą vietą, iš kur jis pagavo 2 karpius. Na, o kitą palikau, iš kur man pačiam kibo. Masalų jau šį vakarą nekeisiu, nieko neeksperimentuosiu. Gaudysiu su 24 mm Fish Pineapple boiliais, su tutti frutti viršūnėlė ant abiejų meškerių, kad naktį neturėčiau karšių kibimų. Dabar jaukinuosi žuvis prieš naktį. Labai norėjau padėkoti Simonui iš Running Carp už puikią dovaną. Štai tokį antpirštį, kuris apsaugo pirštą metimo metu. Ačiū. Po šėrimo taškuose atsirado rausimų, ką reikia ruošti kamerytę, gali būt, kad netrukus bus veiksmo. Masaliukas koksai. Štai koks gražuolis aplankė mus, rausė ir prisirausė. Didelių masalų mėgėjas. Valandą nakties. Turim šį kartą gražesnį laimikį. Tai nutariau pasvert. Svarstyklės jau esu nutarinęs.
O, prašau. Beveik 13 kg. Graži žuvis. Štai koks mūsų 1 valandos nakties laimikis. Beveik 13 kg gražus veidrodinis karpis. Paskutinę naktį pavyko pagauti dar 2 gražius karpius, iš kurių vienas svėrė beveik 13 kg. Smulkių karpių ir karšių šį kartą nesugavau. Manau, kad tai dėl to, kad naudojau stambesnės frakcijos jaukus ir masalus. Į Linelio ežerą grįšiu šio mėnesio pabaigoje. Tai šį kartą sakau iki, pasimatysime visai netrukus.